Prieš daugiau nei pusę amžiaus Lietuvą okupavus Sovietų sąjungai tūkstančiai mūsų tautiečių buvo ištremti į Sibirą. 2006 vasarą Lietuvos jaunimo organizacijų taryba surengė misiją Sibiras. Jaunų žmonių ekspedicijos išsiruošė tėvų ir senelių keliais į rytus. Pirmoji ekspedicija lankėsi Irkutsko srityje. Antroji ekspedicija, turėjusi keliauti į Krasnojarsko kraštą, neįvyko. Trečioji ekspedicija pasiekė Komijos respubliką. Ketvirtoji tyrinėjo tremties vietas Tomsko ir Krasnojarsko srityse. Vienas yra dalykas, kai tu skaitai knygas, mokaisi istoriją, studijuoji istoriją. Ir kitas dalykas tai pamatyti šitas atšiaurias sąlygas, kuriuose žmonės turėjo gyventi, pamatyti vietas, kuriuose jie šiuo metu ilsisi, pamatyti vietas, kuriuose jie buvo įkalinti. Kad tai tikriausiai aš labai ilgai atsiminsiu. Aš čia kaip sava, nes taip ir yra čia Zlumaja. Upė, per upę eina tiltas, medžiais apaugusi sala, vienoje pusėje kapinės, kitoje pusėje barakai. Tai kai klampoju aš per šitą purvą, aš džiaugiuosi, kad galėsiu dar grįžti į Lietuvą ir galėsiu aš ją grįžti tada, kada yra nustatyta. Turime mes lėktuvo bilietus, traukinio bilietus. Įspūdžių kiekviena diena iš tikrųjų daug labai įspūdžių, todėl kad tiek viskas tolima, sakykime, ta informacija, kurią tu tiesiog žinojo, čia gali realiai išvysti, gali girdėti, ką žmonės pasakoja, gali, aš nežinau, priartėti kažkiek prie istorijos. Čia buvo vienas iš tų vietovių lagerio, didelio miškų kirtimo lagerio, Lokčimlag
rusiškai NKVD, SSR, jis priklausė tiesioginai iš Maskvos valdžiai. Vietos valdžia neturėjo nieko prie jo, negalėjo padaryti. Ir tas lageris buvo pats pirmasis, pats didžiausias tautų buvusioje sąjungoje ir pats baisiausias. Beveik visi kaliniai čia yra išmirę. Ir čia tos kapinės labai didelis, nieks irgi nežino, nėra net nei pavardžių, nėra ne vardų, nieks nežino. Nu, mes taip skaitome, kad čia na mažiau 2-3 tūkstančių palaidoti šiuose duobėse, kur jūs matėte, ir dabar matėte kaulus, o dar pasiliekė ant to. Утром рано встанешь, пока будет роса, босиком походи по росе, все пройдет. Važinėjom iš tundros ir sutikom pakeliui einančius žmonės tenai. Ir jų toks pasakymas, kad, sako, kur jūs buvot, sakau, tenai buvom kur lagerį, kur ten vietiniai žmonės žino. Sako, jie taip, sako, mes ten nelabai eitam, sako, toks jausmas, kad pastovi kažkas į nugarą žiūri. Žinai, ten lagerių yra, bet, žinai, visas apleistas. Ir tiek sunku, žinai, tikėt, kad ten žmonės dirbo per žiemą, su 500 gramų duonos į dieną ir viskas. Tai, o mums per vasarą tvarkoja, bet per žiemą tikrai būtų baisu. O dar čia, kaip visos kapinės apleistas yra, tai už 5 metų visai nebus, tai nors gerai, kad tik ateit aptvarkyti biškį. Никто их не обижал. Так и тут же. Что литовец стоит, что русских, что... Вон она всю жизнь прожила, вот он умер. И что, плохо прожила? Хорошо прожила. Хорошо, его никто не ущемлял. И какие-то повыдумали концлагери. Что, крыша поехала у вас? Man kaip istorininkas ir mokytojas gerai, nors pats pamatyti, nes tikrai čia daug žmonių nevaikšto ir už 10 metų gal nieko neliks, tai svarbu, kad dabar, žinai, ateit, parašyti, pamatyti pats. Va, žiūrėkit, ką radau. Gintautai, kapsulę radau su užrašu viduj. Čia
pasas kažkoks. Kasas. Čia įsiliejo viskas. Bet kaip jis užlaps galėjo? Va. O. Atsargiai. Čia liko Matelena. Matelienė. Svedasų. Čerškus. 89 metai. Seminaitė. Kaip apkerpėjai ir apauga ir paminklai ir viskas apkerpėja žmonių prisiminimai ir kas kartą reikia tai atgaivinti, kas kartą reikia, aš nežinau, prisiminti, nes tai yra, lygiai taip pat mus pamirš, lygiai taip pat visus pamirš.